Palanga – didžiausias Lietuvos kurortas, svečius viliojantis ne tik nuostabia gamta, jūra, baltų smėlių pušynais, bet ir iki šių dienų išsaugotų kurortų įkūrėjų grafų Tiškevičių kultūros paveldu. Tai tvarus, atviras, saugus ir patogiai pasiekiamas kurortas su puikiai išplėtota sveikatingumo, kultūros ir sporto infrastruktūra bei nuolat puoselėjama integralia kultūros paveldo, gamtos išteklių ir modernia aplinka gyvenimui, darbui ir poilsiui. Palanga – miestas parkas, įsikūręs pušynų apsuptyje, turi net 25 km ilgio pajūrio juostos atkarpą. Poilsį šiame kurorte kasmet pasirenka gerokai per 1 milijoną svečių iš Lietuvos ir užsienio. Viešnagė Palangoje neįsivaizduojama be susitikimo su jūra, pasivaikščiojimų paplūdimiu bei vakarinių saulės palydėjimų nuo jūros tilto. Birutės parko paplūdimį kiekvieną vasarą nuo 2004 puošia mėlynoji vėliava, ženklas patvirtinantis, kad šis paplūdimys atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus. Palangos paplūdimiuose galima ir tingiai ilsėtis saulės atokaitoje ir sportuoti bei mėgautis vandens pramogomis. Gyvūnų mylėtojai laiką paplūdimyje gali leisti kartu su savo mylimais augintiniais specialiuose šiam tikslui pritaikytose vietose. Pačioje kurorto širdyje svečius pasitinka miesto simbolis kurhauzas. Šis XIX amžiaus pastatas, ne veltui vadinamas Palangos puošmena ir pasididžiavimu, būtent nuo jo prasidėjo Palangos kurorto istorija. Po 2002 gaisro kurhauzas buvo prikeltas iš pelenų, 2013 metais restauruota mūrinė, o 2020 metais ir medinė šio pastato dalis. Dabar kurhauzas pelnytai vadinamas kultūros lopšiu. Čia įsikūrė Palangos kultūros ir jaunimo centras bei miesto meno kolektyvai, vyksta aukšto lygio kultūros renginiai, kino filmai, koncertai, bendruomenės susibūrimai. Prabilęs kurhauzas galėtų papasakoti ir ne vieną meilės istoriją. Būtent jame amžiną meilę prisiekti atvyksta įsimylėjėlių poros iš visos Lietuvos. Ties kurhauzu driekėsi XIX amžiaus dvasia alsuojanti grafų Tiškevičių alėja, taip pavadinta kurorto įkūrėjų garbei. Alėja puošia grindinyje įamžintas kurorto įkūrėjų šūkis "Įsirink ką myli", retro stiliaus šviestuvai, bronzinės grafų Antaninos ir Felikso Tiškevičių skulptūros, atstatyti prieš 100-metį stovėję mediniai Palangos kurorto vartai. Palangos koncertų salė rekonstruota 2015 metais vienu metu gali priimti 2200 klausytojų. Čia sumontuota moderniausia ir analogų Baltijos regione neturinti skaitmenizuota elektroakustinė sistema, tad muzika šioje salėje skamba išties ypatingai. O galimybė transformuoti scenos erdvę bei atverti orkestro ložę operos ar muzikinių spektaklių pristatymams leidžia koncertų salėje patogiai jaustis tiek atlikėjams, tiek ir klausytojams. Eduardo François André sukurtas per 100 hektarų plotą užimantis Palangos Birutės parkas – vienas iš gražiausių, geriausiai išsilaikiusių ir tvarkomų parkų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Nuostabaus parko apsuptyje įsikūrė grafų Tiškevičių rūmai – tikras Palangos pasididžiavimas. Juose 1963 metais įkurtas Gintaro muziejus lankytojus atnaujintose patalpose pasitinka nuo 2015-ųjų. Muziejus turi daugiau nei 30 000 eksponatų, iš kurių 5 000 eksponuojami nuolat. Bene įspūdingiausias eksponatas – Gintaro luitas, saulės akmuo, sveriantis daugiau nei 3,5 kg. Išskirtinai graži medinė Šveicarijos užmiesčių vilų stiliumi 1898 metais pastatyta vila Anapilis restauruota 2016 metais. Viloje įsikūręs Palangos kurorto muziejus naują savo istorijos puslapį atvertė 2019 metų pabaigoje. Čia atidaryta interaktyvi nuolatinė ekspozicija, lankytojus nukelianti į paslaptingą ir neįtikėtinai įdomų Palangos kurorto istorijos pasaulį. Kartu su muziejaus ekspozicija atgimė ir legendos, ne vieną dešimtmetį gaubiančios paslaptingąją Anapilio vilą bei čia viliojančias mistinės istorijas pamėgusius lankytojus. Palangos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia neabejotinai yra vienas gražiausių Palangos pastatų. Iš tolo matomas bažnyčios bokštas nuo 2018 metų atvėrė duris lankytojams. Varpų zonoje įrengta apžvalgos aikštelė, tad įkopus į daugiau nei 21 metro aukštį galima pasigrožėti Palangą iš paukščio skrydžio.
2020 metais rekonstruota Šventosios aikštė tapo pamėgta susibūrimų bei kultūrinių renginių vieta. Įrengtas kultūros reikmėms skirtas pastatas vasaros vakarais tampa dideliu ekranu, skirtu projekcijoms ar vaizdui transliuoti. Etnografinių elementų raštai yra šios aikštės grindinio pagrindinis akcentas. Vaikus džiugina jiems skirta žaidimų zona. Palanga – kurortas siūlantis puikias sąlygas ne tik ilsėtis, bet ir aktyviai leisti laisvalaikį ar profesionaliai sportuoti. 2014 metais pastatytas modernus daugiafunkcinis sporto kompleksas atvėrė galimybės geriausiems šalies sportininkams Palangoje rengtis aukščiausio lygio šalies bei tarptautinėms varžyboms. Įrengta daugiau nei 1000 žiūrovų talpinanti sporto salė, kurios plotas per 4000 kvadratinių metrų. Čia treniruočių stovyklas organizuoja nacionalinės krepšinio komandos, taip pat komandos iš užsienio, vyksta įvairūs sporto renginiai, varžybos. Greta 2015 metais rekonstruotas miesto stadionas, atitinkantis tarptautinius lengvosios atletikos standartus. Čia įrengti net 9 bėgimo takai, įvairioms sporto rungtims būtinas inventorius. Modernus stadionas pasitarnauja ne tik geriausiams šalies lengvaatlečiams, bet ir kitų sporto šakų atstovams. Čia kasmet rengiamas Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Palangos baseinas su sveikatinimo zona duris lankytojams atvėrė 2019 metais. Jame vienu metu gali lankytis 250 žmonių, o tribūnose telpa net iki 150 žiūrovų. Plaukikų poreikiams čia įrengtas 25 metrų ilgio 8 plaukimo takelių baseinas, atitinkantis Tarptautinės plaukimo federacijos reikalavimus. Todėl Palangos baseine gali būti rengiamos net ir tarptautinės plaukimo varžybos. Čia vyksta ir nemokamos Palangos moksleivių plaukimo pamokos, treniruojasi Palangos sporto centro auklėtiniai, rengiamos mankštos įvairių amžiaus grupių žmonėms, seniorams taikomos didelės nuolaidos. Baseinas yra maksimaliai pritaikytas žmonėms su negalia. Sveikatinimo zonoje lankytojų laukia pramoginiai baseinai, baseinėlis kūdikiams, taip pat modernios pirtys. Puikiai išplėtota sportinė bazė, pažangi sporto infrastruktūra sukuria sąlygas Palangoje sportuoti ne tik profesionaliems sportininkams, bet ir visiems aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjams. Per kurortą pušynais driekėsi dviračių takai, kuriais galima patogiai pasiekti kaimyninę Klaipėdą ar Latviją. Šių takų bendrasis ilgis siekia keliasdešimt kilometrų. Dviračių turizmą skatina ir per Palangą einančios žymiosios Eurovelo trasos. Treniruokliais praturtintas per pušynus 6 km žiedų besidriekintis sveikatingumo takas Labrytys. Pušyno apsuptyje įrengtos krepšinio, paplūdimio tinklinio aikštelės, lauko treniruokliai. Visa tai tampa paskata aktyviau leisti laisvalaikį, sportuoti bei sveikiau gyventi. Šalia Palangos įsikūręs 313 Cable Park, didžiausias vandenlenčių parkas, atidarytas 2019 metais. Jame organizuojamos pasaulinio lygio varžybos, kuriuose dalyvauja garsiausi vandenlenčių atletai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. Išbandyti vandenlenčių sportą gali visi. Tam nereikia nei ypatingo fizinio pasirengimo, nei specialios įrangos. Palanga savo svečiams siūlo itin plačias apgyvendinimo galimybės. Kurorte yra daugiau nei 500 apgyvendinimo įstaigų, kuriuose vienu metu gali apsistoti daugiau nei 22 000 turistų. Mieste yra daugiau nei 200 sertifikuotų apgyvendinimo įstaigų, tad kurorte galima apsistoti nuo 5 žvaigždučių su pliusu iki 2 žvaigždučių lygio klasifikuotose viešbučiuose, taip pat svečių namuose ar privačiame sektoriuje. Jau ryškėja statomo viešbučio Marriott su spa kompleksu kontūrai. Planuojamos investicijos apie 40 milijonų eurų. Ypatingas poilsis laukia ir pasirinkusių 2016 metais įrengtą Nemirsetoje esantį kempingą. Čia pušyno apsuptyje galima patogiai apsistoti tiek nameliuose ant ratų, tiek viename iš 14 čia įrengtų poilsio namukų ar palapinių miestelyje. Daugiau nei 5 hektarų teritoriją užimantis ir vos 500 metrų nuo jūros nutolęs kempingas atitinka europinius standartus. Kempinge įrengta visa poilsiautojams reikalinga infrastruktūra, pasirūpinta ir aktyvaus poilsio galimybėmis.
Gamtos turtais gausiai apdovanota Palanga – Lietuvos kurortas skatinantis sveikatingumą. Pušynais ir jūros orų kvepiančiame kurorte yra 10 sanatorijų ir reabilitacijos centrų, taip pat 12 spa centrų, kurie teikia aukšto profesionalumo sveikatinimo paslaugas. Nuo 2005 metų Palanga yra Europos spa asociacijos narė. Palangoje puikiai išplėtota ir maitinimo sistema. Svečių laukia daugiau nei 150 restoranų, kavinių ir barų, kuriuose skaniai pavalgyti gali net ir išrankiausi lankytojai. Čia galima rasti lietuviškos, europietiškos ir tarptautinės virtuvės patiekalų. Atokiau nuo miesto gatvių, pušynų apsuptyje visai šalia jūros įsikūręs vaikų parkas. Jaunų šeimų itin pamėgta kurorto vieta. Spalvingi žaidimų įrenginiai jau iš tolo traukia akį bei vilioja mažuosius. 2016 metais atidarytas Pasakų parkas, įkurtas netoli jūros bei nuostabaus grožio Birutės parko. Čia lankytojus pasitinka žaismingos, interaktyvios skulptūros lietuvių liaudies pasakų motyvais, originaliai sujungiančios šiuolaikinį meną su šimtmečiu menančia liaudies kūryba. Pasakų parke mažyliai gali ne tik išbandyti skulptūras, bet ir išgirsti juos dominančias istorijas lietuvių arba anglų kalba. Apžvelgti Palangą iš paukščio skrydžio kviečia įspūdingas, į beveik 45 metrų aukštį iškeliantis apžvalgos ratas. Kurortas siūlo ir kitų pramogų. Atostogų nuotaiką kurorte padeda kurti ir muzikinis fontanas, žiūrovus stebinantis įspūdingais muzikos, spalvų ir vandens šokiais. Šventosios uosto atstatymas bene ambicingiausias šiuo metu įgyvendinamas projektas. Jau įgyvendinti žvejybos infrastruktūros sukūrimo darbai. Tad priekrantės žvejai turi sąlygas patogiau ir saugiau užsiimti žvejybą, naudotis modernę įrangą. Rekonstruota ir iš Šventosios uostą vedanti prieplaukos gatvė bei aikštė automobiliams laikyti. Įgyvendinimo laukia kiti Šventosios uosto atstatymo etapai – molų įrengimas, krantinių rekonstrukcija, akvatorijos gilinimas ir švartavimo įrangos statyba. Kurorto jaunuoliai su nekantrumu laukia jaunimo užimtumo ir savanorystės centro atidarymo. Čia numatyta įrengti aktyvaus poilsio zonas, darbo vietas nevyriausybinėms organizacijoms, patalpas konferencijoms bei seminarams organizuoti. Centre bus skatinama savanorystė, vykdoma projektinė veikla. Aktyvų laisvalaikį mėgstančius jaunuolius jau greitai planuojama pakviesti į naują ekstremalaus sporto parką, kuriame bus įrengtos 3 važinėjimo zonos, daugiafunkcinė, skirta riedučiams ir riedlentėms, taip pat BMX dviračiams. Lauko teniso mėgėjai neilgai trukus galės sportuoti moderniose Gėlių aikštėje esančiuose teniso kortuose. Šiuo metu rengiamas korto atnaujinimo projektas, kurį įgyvendinus teniso kortai atitiks tarptautinius standartus. Uždarus teniso kortus rengti planuojama Bangų gatvėje, numatoma statyti pastato 2-ame aukšte. Čia taip pat bus įrengtos ir 4 padelių aikštelės. Šventosios švyturys netrukus taps dar vienu turistų traukos centru. Navigacinis objektas nepraras savo pagrindinės funkcijos, bet kartu bus atvertas lankytojams bei pasitarnaus kaip panoraminis apžvalgos bokštas. Pertvarkyta bei turistams pritaikyta viršutinė švyturio dalis taps puiki vieta ne tik rengti edukacijas, bet grožėtis iš 40 metrų aukščio atsiveriančiais Šventosios, jos apylinkių ir jūros vaizdais. Naujam gyvenimui pakilo ir buvusios mokyklos pastatas. Po rekonstrukcijos čia įsikūrė bendruomenės namai, kuriuose veiklą vykdo vietos meno kolektyvai, 3-ojo amžiaus universiteto senjorai, neįgaliuosius buriančios organizacijos ir kiti. Siekiant sudaryti kuo palankesnės vaikų ugdymo sąlygas, renovuojamo švietimo įstaigos, atnaujinami sporto aikštynai. Ypatingas dėmesys skirtas Palangos kultūros židiniui senajai gimnazijai. Šis pastatas 2021 metais buvo kapitaliai suremontuotas, tad dabar gimnazistai bei juos ugdantis pedagogai turi puikias sąlygas siekti geriausių rezultatų. Ekologiškų transporto priemonių gerbėjų patogumui mieste kasmet atnaujinami, bei pagal galimybės naujai įrengiami dviračių takai, plečiamas elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius. Vairuotojai jau įvertino ir pastarojo 10-mečio Palangos pokyčius susisiekimo srityje.
Vykstantieji Palangos oro uostą Šventąją ir Latviją nuo 2015 metų naudojasi moderniu Palangos aplinkeliu. Tai viešosios ir privačios partnerystės projektas, kuris ne tik pagerino susisiekimą su Latvija, bet ir ženkliai prisidėjo prie miesto ekologijos, iš miesto centro nukreipdamas didelius automobilių srautus. Atnaujintos miesto gatvės, 2019-2020 metais rekonstruoti visi įvažiavimai į Palangą, kurortą padarė dar patogesnį ir patrauklesnį. Palangos oro uosto kilimo ir tupimo takas, rekonstruotas 2021 metais, taip pat buvo rekonstruotas orlaivių peronas, atnaujintos inžinerinės ir apšvietimo sistemos. Pagal naujausius tarptautinius standartus atnaujintame Palangos oro uoste dabar puikiai užtikrinama oro uosto operacijų sauga bei greitesnis orlaivių aptarnavimas, saugus orlaivių judėjimas. Dėl įdiegtų ekologinių sprendimų Palangos oro uostas tapo draugiškesnis aplinkai. Tad kviečiame apsilankyti Palangoje. Laukiame jūsų bet kuriuo metų laiku. Čia atostogos tęsiasi visus metus.